Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų balandžio 12. Negaliu pasilenkti pirmyn. Negaliu pasilenkti ir atgal. Mano dopamino sistema man pakišo kiaulę. Kelis kartus tikrai sakiau, gal net garsiai. Viskas, jau pavargau, po žiemos daugiau negaliu, reikia dėti žirkles ir pirštines. Bet vietoj to nieko nepadėjau. Sutvarkiau viską, ką žadėjau atidėti rytoj ir dabar mano nugara nebeveikia. Pavasario nesustabdysi, norint jis eitų pamažu. Na gerai, ne taip jau ir pamažu šį kartą. Stebiu absoliučiai tobulą, žvilgantį violetinį slieką spindintį saulėje. Ir man atrodo, net girdžiu, kaip jam gerai. Truputį giriu save, nes pliko molio dirva per visai trumpą laiką virto vieta, kur sliekams labai gera. Net jei vis pagalvoju, kad kažkas sukioja pirštą prie smilkinio, kai renku žolės ir pagaliukus, kurie kitiems yra šiukšlės ir viską sluoksniuoju. Tas sliekas man labai gražus. Ir tas širšių lizdas pabraškio lysvė. Ir tas peliukas, kuris savo žvilgantį kailį prausia nutviekstas saulės atsukęs man nugarą, visai manęs nebijodamas. Nes jis man tokia pat brangi gyvybė, kaip ir siauralapis gyslotis ar usnis, kurį auginau kaip gėlę. Mano pirštai kvepia mėtomis, mano mintis perpintos grybiena, o mano takas eina tarp smilgų. Nežinau geresnės būsenos, negu užuosdama gyvą dirvą. Bet tam reikia susitarti ir su ta dopamino sistema, kuri oficialiai labai man padeda būti su augalais, bet visiškai neplanuoja į priekį. Ir gali mane pasodinti viso labo su knyga ir kava terasoje, niekaip nepasilenkus su pilna sauja sėklų. Knyga skamba labai gerai, bet sėklos skamba dar geriau. Daugiau nieko padaryti negaliu, tik sulaukti to rytojaus. 2 geri pasirinkimai skamba kaip puikus planas. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai rasit kiekvieno įrašo komentare. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.